Sveiki, sulaukę šilumos ir tuo pačiu metu laidos Reidas Baltikum televizijos eteryje. Jauna mergina per avariją sužeidė taksi automobilio ekipažą. 82 metų senukas sukėlė avariją, po kurios pradėtas ikiteisminis tyrimas. Girtas jaunuolis neįvažiavo į lengvą posūkį, kito girto vairuotojas siautulius kieme nutraukė gyventojai ir policija. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Dabar, tu, kamerą. Nežinia, ką daryti, kad Klaipėdoje Šilutės plento ir Statybininkų prospekto sankryžoje žmonės važiuotų įprastai. Tai yra sukantis kairėn praleistų tiesiai atvažiuojančius nuo kranų. Aną dieną čia sudužo Renault Clio ir vieno autoservizo Volkswagen Kedis. Važiavai tiesiai? Suko į kairę. Kas suko į kairę? Žmogus suko į kairę. Suko į kairę. Nu, va, tradicinė sankryža. Labą dieną. O kas neaišku? Ne, viskas aišku, reiks nusvilgti mašinos deklaraciją, dabar neturim išsipildę visą esmę. Aš deklaracijas galiu jums duoti, ponas. Tvarko, jeigu turit, priimsim. Ja, o dabar jūs nematėte. Nu, man įdomu, todėl, kad čia pastoja atsitinka. Kodėl taip atsitinka šičia? Čia yra šviesoforo reguliuojama sankryža. Čia reikia praleisti tiesiai važiuojančius. Bet aš nesiginčiu. Ne, jūs nesiginčiat, aš su savim dabar ginčias, žinokit. Ne, nu tai... Nu, suprantat, kam reikalas? Va šitas dalykas man yra neaišku, žinokit. Man ir pačiam neaišku. Va tos reikia žmonės visus praleisti. Taip, nu. Ne pirmą dieną vairuoju. Reidas drįsta priminti, kad šioje sankryžoje nereikia pasiduoti bandos jausmui. Tai yra, jeigu jau suka visi krūva mūsų link mėsos kombinato, tai ir suka krūvoje, ne velnio. Čia yra šviesoforo reguliuojama sankryža ir būkite malonus, prisiminkime, kad Statybininkų prospekto tiesinys nėra išvažiavimas iš kiemo ar teritorijos. Čia reikia vadovautis šviesoforo signalais. Visus praleist turi. Batot veikėjai. Penktadienį apie pusę 2 nakties Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Tokos prospekto ir Smiltelės gatvių sankryžoje susidūrus 2 automobiliams yra sužeistų žmonių. Policijos patruliams atvykus į įvykio vietą vienas sužeistasis gulėjo ant skiriamosios juostos žolės, o antras vaikščiojo susiėmęs stipriai kraujuojančią galvą. Paaiškėjo, kad tai taksi automobilio Ford Galaxy vairuotojas ir keleivis. Nors automobilio salone iššovė saugos pagalvės, tačiau sužeidimų išvengti nepavyko. Keleivis iki išvykstant į ligoninę ilgai ieškojo piniginės dingusios per avariją. И ничего так не увидели, как все произошло. Не смотрел даже. А голову куда поранили вообще? Наверное, переднее сиденье, я думаю. Переднее, наверное, переднее, да. Piniginė vėliau atsirado salone, o taksi automobilio vairuotojas Mantas į mediko automobilį buvo įkeltas su neštuvais. Jis skundėsi nugaros skausmais. Ant galinės taksi automobilio sėdinės buvęs Jurijus galvą susižalojo atsimušęs į priekinės sėdinės atlošą. Smūgis buvo toks stiprus, kad ta sėdinė net sulūžo. Abu piliečiai buvo išvežti į ligoninę. Paaiškėjo, kad avariją sukėlė jaunutė automobilio Audi A4 vairuotoja Eglė, paskui kurią važiavo kitas taksi vairuotojas ir viską matė. Taksi važiavo pagrindiniu. Nuo Smiltelės gatvės važiavo taksi. Nuo Smiltelės galo taksi nuo Žardės pusės. Tas. Šitas nuo Žardės. Jo, nuo Žardės pusės. O aš priepatėjau degalinėse buvo beveik. Jūs važiuojat paskui tą Audi? Ne, aš lukausi vos ant degalinės kiemą jau norėjausi. Aha. Ir jisai smūgis dulkės. Ir viskas, tada tik tai ant gazų žiūrėti, kad nebūtų. Mergina vairuodama draugo automobilį atvažiavusi Taikos prospektu iki Smiltelės gatvės, kur prospektas neveikiant šviesoforams tampa šalutiniu keliu, nepraleido pagrindinę gatvę važiavusio taksi automobilio ir mašinos susidūrė. Audi automobilio taip pat šovė saugos pagalvės ir sužeidimų jį ir draugas išvengė. Jaunoji vairuotoja pareigūnams paaiškino, kad jį privažiavusi prie sankryžos su puriniu keliu stabtelėjo, kad įsitikintų, jog ten nevažiuoja mašinos. Ten mašinų nebuvo, ji tiesiog jų nematė. Tada pabandžius skersai pravažiuoti sankryžą ir įvyko avarija. Iš kur atsirado taksi automobilis, mergina paaiškinti negalėjo. Merginos blaivumas buvo patikrintas įvykio vietoje, ji buvo blaiva. Avarijos vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai, o automobiliai išvežti į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Klaipėdos kelių policijos biure pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nepatikėsi, tačiau rytą mieste vėl susidūrė taksi automobilis ir Audi A4. Debrecino gatvėje iš kiemo bandė išvažiuoti 82 metų automobilio Audi A4 vairuotojas Aleksejus, tačiau nepastebėjo gatve važiavusio taksi automobilio Mercedes-Benz ir mašinos susidūrė, kurio vairuotojas Artūras ir motina su 10 metų dukrele buvo paskutiniai jo pamainos keleiviai. Po grindinio senukas išvažiavo iš kiemo ir yra. Ir yra. O kas sužeistas?
Pas jūs keleivė. Keleivė žiūrėt. Kas tai nutiko? Вот за той машиной, за красной, я видел, никого не было. Я поехал, а он летит, и я добавил, чтобы вывернуться не успел. Ну вы его видели, да? Нет, не видел. Не видели, да? Не видел. Kadangi incidento dalyviai nenorėjo sukelti nepatogumų kitiems eismo dalyviams, nes transporto piko metu ši gatvė yra labai judri, jie pasitraukė iš įvykio vietos. Mašinas pastatė ant žolyno ir tada paaiškėjo, kad per avariją sužeista mergaitė. 10 metų keleivė dėl rankos ir raktikolio traumos išvežta į ligoninę. Vėliau paaiškės, kad plyšo jos delnikolio raiščiai. Trauma rimta, tad pradėtas ikiteisminis tyrimas. Audi vairuotojas sutiko su savo kalte dėl avarijos, tačiau teigia, kad policija turi ištirti taksi automobilio greitį. Mat jam per 38 vairavimo metus tokia avarija atsitiko pirmą sykį. Kai senukui buvo parodyta, kad netgi mašinos gatvėje prie išvažiavimo iš kiemo, kurios neva turėjo užstoti matomumą, pastatytos nepažeidžiant kelių eismo taisyklių, jis dar labiau suspyrė, teigdamas, kad ant jokių dokumentų jis nepasirašys, kol policija neištirs taksi automobilio greičio. Taksi vairuotojas tik trūktelėjo pečiais. Jis nematė prasmės važiuoti dideliu greičiu prieš pėsčiųjų perėją ar greičio slopinimo kalnelius. Įvykį tyrė Klaipėdos kelių policijos biuras. Sekmadienį Klaipėdoje Taikos prospekto ir Raudonės gatvių sankryžoje nesuvaldytas automobilis Mazda 626 posūkyje tikrai buvo nesuvaldytas. Išvažiavo priešingą eismo pusę ir trenkėsi į šaligatvio bortelį. Bet trenkėsi taip, kad automobilį šovė pagalvės, nuo galinės sėdynės atsikabino specialus vaikiškas krėslas. Įvykio vietoje buvęs automobilio savininkas pradėjo laisvai spaudai kabinti makaronus ant ausų. Palauk, o kur draugas? Turi draugas susakytų iš tokio vairavimo? Ну ты все, еще, био, сайс, ну и все, побег, aš daviau girts vairuoti, все. Tu davėjai jam mašiną? Aš vairuoju. Tu vairuoju, daviau. Ne, tu jam davėjai. Jo. И как бы? O tu girtas jam davėjai? Taip, bėgas, taip, Vėliau atvažiuos policijos pareigūnai, jiems bus papasakotos tos pačios istorijos. Pakabinti tie patys makaronai. Tada susisiekta su įvykio liudininkais, kurie teigia, kad po avarijos iš mašinos išlipo vienas žmogus, mūvėjęs raudonos spalvos šortus. Jaunuolis apspardė savo mašiną, suprask, ji pati kalta, kad sudužo į bortelį. Kad jau šitaip, Michailui buvo leista susipažinti su alkoholio matuoklio galimybėmis. Vos virš promilės, tik lengvas girtumo laipsnis, o taip nevykusiai pavairuota. Kokia bausmė laukia piliečio Michailo paaiškės vėliau, jeigu savivaldybė pareikš pretenziją dėl išjudinto bortelio. Tai tada Michailas bus baudžiamas už avariją, kurią sukėlė būdamas neblaivus. O tai 3-4 tūkstančiai litų, atimant vairuotojo pažymėjimą kokiems 3 metams. Čia vidurkis. Tačiau jeigu paaiškės, kad bortelis per katastrofą nenukentėjo, tai tada Michailas bus baudžiamas tik už vairavimą išgerus. Vis viena kita šeimos biudžeto 1000 sutaupys. Tampa tradicija, kad pirmą laidos dalį pabaigė Vokiečio Klauso video pastebėjimai iš mūsų šalies kelių, gatvių ir griovių. Pilies gatvėje bando apvažiuoti piliečiai greičio slopinimo kalnelius, kirsdami dvigubą ištisinę liniją. Štai taip. O čia lenkiškas erelis su Lenkijos valstybiniais numeriais pavaro itin šiurkščiai ir nesargiai. Štai per tokius, po to mūsų šalių pakelės būna pilnos liūdesio krepšelio. Na kaip taip išlenda iš kiemo ir atstato savo užpakalį, bet kuriam iš mūsų vairuojančią mašiną gali pasirodyti labai nemalonu ir nemandagu. Šis incidentas užfiksuotas Klaipėdoje, Minijos gatvėje. O dabar Klausas klausia, nuo kada visureigis Mitsubishi Lietuvoje yra keleivinis transportas ir ar gali važiuoti keleiviniam transportui skirta eismo juosta? Ką? Kitas visureigis Porsche Cayennas Jūrininkų prospekte pravaro degant draudžiamam šviesoforo signalui. Ir dar vienas visureigis nardo po juostos Tilžės gatvėje, posūkių nerodo, skuba, lekia, o prie Sentvario žiedo vis tiek visi susirenka krūvon. Ir lenkiantis, ir saugiai važiuojantis. Ir kita istorija iš Sentvario žiedo. Atkreipti dėmesį į krovininį baltos spalvos transportą. Vilėmės, kad ne kiaušinius jis veža, gal tik kokius šaldytuvus ar kitą būtinę techniką. Antrai būtų viskas sudaužyta. Čia Klauso pamąstymai apie tai, kodėl Lietuvoje daug motociklų avarijų. Trumpa atkarpa viena, o neatsargaus vairavimo pavyzdžiai užfiksuoti net 2. Klaipėdoje, Šilutės plente, vienam vairuotojui trūksta kantrybė, o čia Uostamiesčio centre vieną kartą pavaryta per ištisinę liniją, o kiek tolėliau per 2 iš karto. Štai taip mes ir vairuojam. O dabar pertrauka. Dabar jūsų dėmesio reklama, be kurios negali išgyventi ne vienos televizijos laida, o po jos toliau laidoje matysite. Girto vairuotojo siautulis siaurame kieme sustabdė gyventojai ir policija. Pasimokysime, kaip reikia išvažiuoti iš apsisukimo vietos, bei vaizdo registratoriai tampa mūsų neatsiejama gyvenimo dalimi. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos.
Tiek vasarą reklamos ir anonsų, na, o mes tęsime laidą. Birutės gatvėje šonai susiglaudė BMW ir Opelis. Avarija vyko, kai Opelio vairuotojas it koks vilkiko šoferis prieš atsirasdamas stovėjimo vietoje užsimetė į kairę pusę ir jau suks dešinėn, kai staiga jo manevro kelyje pasipainiojo savo eismo juostą ir pusę važiavęs automobilis BMW. Nu, matot, užsimečiau sukti pastatyti mašiną, tas galvoja užlysti iš tikrųjų. Jūs norėjote pastatyti mašiną va ten? Ne, čia mašinas stovėjo, va ten. Aha. Užsimečiau pasistatyti ir išlindo. Net negalvojau, kad važiuos. Nu, matot, užsimečiau. Paskui gal pamatyti. Posūkį rodė? Rodė. Matot, buvau, matot. Labą dieną. Tai kas kaltas? Nežinau. Kas kaltas? Jisai ridėjo čia tą juostą. Aha. Priešais ridėjo. Nei posūkio, nieko. Aš važiuoju lėtai, galvoju, važiuoju, kur man reikia važiuoti. Jūs važiavote savo juostą, tiesiai, o jisai kaip vilkiko vairuotojas. Taip. Užsimetė. Nei posūkio, nieko. Ridėjo, aš net nepagalvoju, kai jisai suks ir štai. Rezultatai. Opelio vairuotojas vis tiek bevelio laukti policijos, kuri turėjo paaiškinti, kas kaltas dėl avarijos. Tuo tarpu mes galvojame, kad kaltas būtent Opelio vairuotojas, kuris keisdamas važiavimo kryptį sukėlė avariją. Juk BMW savo juostoje, savo pusėje, važiavo savais keliais, kai staiga bats iš šono atlėkė ir ne bet kas, netgi ne BMW, o paprastas Opelis iš Opelių šeimos. Eismas yra toks dalykas. Tik išėjai iš laiptinės į gatvę ir tu jau eismo dalyvis. Tik išėjai iš parduotuvės į kiemą ir tu jau vėl eismo dalyvis. Mažvydo alėjoje iš vieno prekybos centro išėjusi močiutė buvo partrenkta atbulomis važiuojančio automobilio. Ну как, я вышла с магазина, я не знаю как, я остановилась. А видели эту машину, не видели? Я и шла, не видела, и я тоже. Senutė per avariją patyrė galvos traumą. Na, čia įmantri vieta. Visi nori į parduotuvę įvažiuoti su savo ratais. Vieni galvoja, kad tilps, kiti eidami pro atbulomis važiuojantį automobilį kažkodėl galvoja, kad vairuotojas privalo juos pamatyti. Aišku, šito dalyko netaikome šiai konkrečiai močiutei. Tačiau ateityje įdant išvengti tokių nemalonių susidūrimų, visi turi suprasti, kad tam važiuojančiam atbulomis yra blogiausia. Jis negali pasukti galvos kaip robotas, o galinio vaizdo veidrodžiai kartais rodo netiesą. Nu, dabar pasimokysime mes išvažiuoti iš apsisukimo vietos, mėlėjai. Tokios ir Naujakimio gatvės sankryžoje susidūrė du automobiliai. Susidūrė išvažiuodami iš apsisukimo vietos. Jūsų versijos, gerbimieji eismo dalyviai. Nu, kurią vairavot? Audi? Nu, į kairę kaip reikėjo sukti? Aš už tos ir temo, ne Naujakimio. Nelabai? Nelabai, žinokit. Jūs, ponas, buvot prie kairės pusės. Jums reikėjo kairę sukti, taip? Taip? Teisminė praktika yra tokia. Jūs turėjot vat kaip šitas važiuoti, va. Va šitaip. O ką daryt, ponas? Nu? Man ne Naujakimio. Nu, tai vat, taip. Va, persireikėjot va šitaip. Пошел и подрезал меня. Он подрезал. Мы еще не успели повернуть, он шуш с этой стороны и все. Klaipėdos apsisukimuose jokių 2 ar 3 eismo juostų nėra. Nėra jokių juostų. Neklastokime istorijos. Teismai dar kartą nusprendė, kad reikia sukti kuo arčiau kairio krašto. Žodžiu, jeigu jums iš apsisukimo vietos reikia atsidurti Naujakimio gatvėje, tai reikia pasukti į kairę, į 3 juostą. Po to Taikos prospektu važiuojantiems netrukdant, rikiuotis reikia į 2 juostą, o galiausiai ir sėkmingai pasukti ten, kur reikia. Tiek žinių iš debesų. Pastebėję policijos automobilį važiuojantį su švyturėliais, varome paskui, juk nepietauti važiuoja, juk vakaras. Toliau veiksmas vyksta žaibiškai. Iš policijos automobilio iššokęs pareigūnas už pakarpos pagrebė pilietį, kuris jau ėjo savais keliais, nors ką tik buvo pasivažinėjęs siručių Baltijos prospekto namo kiemų. Pylė su Audi bortelį taip, kad net apatinis variklio apsaugos dangtis nulėkė už krūmų. O policijos tokiam stovi vairavot, aš nesupratau. Nevairavau. O ką jūs darė? Kur? Jūs nevairavot? Aišku, ne. O ką jūs darėt? O kur? Buvo. Jūs šiaip vaikštot girtas? Palau. Ką? Palau. Agresyviai čia važinėjo, baisu buvo. Po kiemą? Aha. Mes čia sustojom. Aha. Nu, ir jis kažkaip neadekvačiai reagavo. Nu, ir paskui jau prisiparkavom, jis ilgai stovėjo kieme. 120 ten tiesiai į bortą įsikalė. Aha. Tiesiai, Ir čia šitam kieme, kur va šitie piliečiai, maži vaikai, mergaitė, berniukas. Iš namų. Tai kad, mielas ponia, visas namas matė, kaip jūs vairavot automobilį.
Jūs važiavo tiesiai. Kur? Jūs važiavo tiesiai, va ten, lygiai ten ir bortelis sudužė. Kur? Kur? Jisai papūs, jisai aišku papūs. Nebuvau. Taip nematai, kaip jisai varė. Aš galvoju, jisai apsisuks ir varys ten, aš jau norėjau šokti į mašiną, bet tam... Bet tai kada jisai atsitrenkė, ką jisai padarė? O čia davė atbulinį vos neįkalėję, na. Supratau. Ir čia sustojo. Ir mes atbėgom su to. Palauk. Jums nesiseka, kas nutiko, sakykit, mielas ponė? Nieko, gerai. Gerai viskas? Nesiseka pūst, kas yra? Ne. Alkotesteris naujas, geras. Nereikia 8 sekundės pūst, užtenka 7 papūst. Šlietų papūskit 5 sekundės neskubėdamas. Skambinat svarbiam asmeniui? Ne. Tai papūskit ir po to galėsit paskambinti. Aš kiek galėsiu pūsti tai. Kas jums nesiseka kažkas tai? Kai jūs pro šalį pučiat. Žinote, kartais žmonės abejoja, ar verta liudyti prieš visokius pašlemėkiškus veiksmus viešame gyvenime. Mes manome, kad verta. Tai čia tik dėl laimingo atsitiktinumo nebuvo sutraškinti žaidžiantys vaikai ar nepervažiuotas vaikiškas vežimėlis. Tik dėl laimingų aplinkybių. Žmonės mielai pasirašė ant savo liudijimų, ką matė, kaip buvo, kas vairavo, o vairavo pilietis Stanislavas, kurio neišgelbėjo telefono kaišymas pareigūnams su neva įtakingų moterų balsais aname ragelio gale, be piliečių nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Stanislavai, ką galvoji, ką papūsi? 1-1. 261. Vienas skaičius atspėjo. Tai yra sunkus girtumo laipsnis. Negalbūt, čia aš pripučiau. O čia gyvenimiškas siužetas apie tai, kad kartais gali nutikti ir savęs vertinimas yra šmaikštus. Žvejų gatvėje atbulas važiavęs automobilio Volkswagen Transporter vairuotojas nuvertė parkomatą. Labą dieną. Kas nutiko? Žioplį pagavo. Apie žioplį pagavo. Geras pasakymas. Su kuria vieta? Čia, va. Šičia? Nu viskas. Pinigai nepažyro? Pinigai. Litai. Pagavo žioplį, tai pagavo. O mums įdomu, kur saugos tarnybos automobilis su ginkluotais vyrais. Kodėl televizija atvažiavo anksčiau už jos? Juk tai ne šiaip agregatas, o pinigų medis. Dar rimčiau aną palenkus ir pažirtų litai skirti valdžios aparatui pamaitinti. Nuo reido visuomeninėje rubrikoje filmuoja reido reporteriai beprotiškas lenkimas prieš posūkį kertant ištisinę liniją, vos nesusituojant su kita nekalta mašina. Ant vadinamo mokyklos gatvės veduko Mercedesas pavaro nevaikiškai per dvigubą ištisinę liniją mums visiems prieš nosį ir komisaro nosį taip pat. Bet jis, manome, spėjo užsirašyti numerius. Toje pačioje mokyklos gatvėje Nissanas nardo gan aštriai be posūkio ir labai drąsiai, taip, kad kiti priversi stabdyti nevaikiškai. Stipriai stabdyti. O čia vaizdo medžiaga gauta iš vaizdo registratoriaus įrengto maršrutinėme taksi. Štai su kokiais priešininkų manevrais jiems kartais tenka susidurti. Tas šauna iš 3 į 1 Taikos prospekto juostą, o ten staigiai stabdoma. Žmonės krenta, kaulai lūžta. Tokia pati situacija prie Žardė žiedo. Užlindo prieš maršrutinio nosį Honda ir dar stabtelėjo nevaikiškai, ketindamas pasukti į aikštelę, o maršrutinis tik stapt, keleivių dantis į kėdučių atlušus tik barkšt. Ir dar istorija iš maršrutinių taksi gyvenimo. Raudonos spalvos mašinėlė išvažiuodama iš kiemo negalėjo sukti kairę, kirsdama dvigubą ištisinę liniją. Rikiuojamės arčiau, kokie tie numeriai? Tai numeriai yra, linijos nubrėžtos aiškiai. O čia Palanga močiučių. Visų regis Volvo netrukus nekantrai pavarys kairėn degant raudonam šviesoforo signalui. Taip ir buvo. Šviesoforo signalas buvo raudonas. Dar vienas Volvo pasižymėjo kelyje vėžaičiai plungė. Kaip jums patinka važiavimas prieš eismą aplenkiant saugumo saleles? Kietas bičas, tik kažkai ar nepraskys prie komisaro durų, ar nesudrėks. Aglonėnuose štai taip yra sukama į kairę. Mes manome, kad kelias iš Aglonėnų pirčių komplekso nėra Maskovskaja Kalcevaja, tad į kairę nedėra sukti 2 eilėms. Dabar mes lankomės Žemaitijos sostinėje Telšiuose. Automobilio Audi vairuotojas tikrai, kad ne ūkininkas lenkia negražiai mašinėlę prieš pėsčiųjų perėją. O čia kitas Žemaitijos miestelis kaimelis Kulupėnai. Mes baikerius suprantame, kad jiems sunku posūkiuose, kartais tenka išvažiuoti priešingą eismo pusę. Mes suprantame, kad sunku sustoti prie stop ženklą. Mes viską suprantame, kaip sveikatos jums ir laimės keliuose linkime dvigubai. O čia konfliktukas kelyje Klaipėda Veiviržėnai, kuris tik primena, kad ir tuščiame kelyje gali susitikti 4 transporto priemonės ir 2 dviračiai ir visi turi savo teises ir pareigas.
Čia BMW pavarys per ištisinę liniją važiuodamas link Kaužėdo, bet tai tam ir yra BMW. Taikos prospekte yra pabrėžtos keleivinio transporto eismo juostos, varo visi pajuodę, autobusams kliudo saugiai bobutes vežti, o kiti net be posūkio ten lenda, galvoja, nepastebės. Ir pabaigai priminimas, kad Šilutės ir Baltijos žiedinė sankryža yra naujai pabrėžyta. Horizontalios linijos dar nenusitrinė, tad nėra ko iš trečios juostos įvažiuoti į antrą žiedo eismo juostą. Tam linijos ir nubrėžtos, kad neklaidžiotumėme žiede ir kitų nenervuotumėme. Taip pat mes klydame galvodami, kad piliečiai vairuojantis mašiną su lengvai įsimintinais valstybiniais numeris taisyklių nepažeidžia. Mes klydame, pažeidžia ir labai šiurkščiai. Kas pasakys, kad šitas automobilis priekyje važiuoja dengant ne raudono šviesoforo signalui? Turbūt niekas. Štai tai mes ir vairuojam. O vairuojame mes klaikiai. Štai kelias saugos vilkičiai. Iš priekio atvažiuojantis automobilis nesustoja prie stopo. Tiek to, jis dar prisižais kitą kartą. O štai priekyje važiuojantis vairuotojas tai tiesia savo patį trumpiausią kelią pas Šventą Petrą, o ne į Klaipėdą. Šiandien viskas. Mes dirbame ir kitą antradienį, tuo pačiu metu susitinkame kur? Baltcom televizijos eteryje. Čiau, sudie. Yeah.